Sveiki, malonu, kad įsijungėte šį video. Šiame video trumpai pakalbėsiu apie tai, ką galite valgyti vakarienį, tam, kad palengvintumėte savo svorio kritimą, greičiau atsistatytumėte po treniruočių ir tiesiog paprasčiausiai geriau jausmėtės. Tai yra keli vakarienių variantai. Tai visų pirma, turime suprasti, kad vakarienės metu būtų gerai, kad suvalgytume nuo 25 iki 50 gramų baltymų. Išskirtiniais atvejais galite suvalgyti baltymų žymiai daugiau, o tada, kas liečia vakarienę, tai tada susižinom, iš kokio maisto galime gauti daugiau baltymų, kad surinktume būtent reikiamą baltymų kiekį ir tada pagal tai dėliojame vakarienės variantus, nes yra įrodyta moksliškai, kad jeigu mes vakarienės metu suvalgysime žymiai daugiau baltyminio maisto, mes pagreitinsime riebalų deginimą ir turėsime mažesnę tikimybę priaugti riebalinės masės, jeigu per visą dieną mes jau gavome kalorijų perviršį. Tai tada vakarienių variantai apima tokius kaip, pavyzdžiui, salotos su vištiena, kalakutiena, jūros gėrybėmis, mėsa, kiaušiniais. Tai paprasčiausiai, ką jūs pasidarote, išsikepate nuo 150 iki 250 gramų paukštienos, mėsos ar jūros gėrybių ir tai sumaišta su įvairiomis salotomis, pagardiname riešutais, sėklomis, padažu, prieskoniais ir tada dėl tos įvairovės, tai kiekvieną dieną ten galite valgyti skirtingą baltymų šaltinį, plus galim kitokiais prieskoniais, padažu ar varijuoti daržovės vienomis kitomis. Kitas vakarienės variantas yra, tarkim, tiesiog įsiverti kiaušinius, valgote juos su druska. Tada dar vienas variantas yra toks, kad jūs įsikapėte jautienos kepsnį, kalakutienos ar lašišos kepsnį ir jį patiekite su daržovėmis ir taip pat sėkmingai suvalgote. Tada kiti variantai yra tokie kaip graikiškas jogurtas su uogomis, varškė su uogomis, varškė su granola, graikiškas jogurtas su granola, graikiškas jogurtas su riešutais, graikiškas jogurtas su saldikliu, koks nors valio proteininis pudingas. Tada vėlgi išskirtiniais atvejais, jeigu jūs, tarkime, palaikote svorį ir auginate svorį, tai galite pasirinkti makaronus su vištiena ar kokiamis nors krevetėmis, ar grikius su vištiena, ar avižinę košę su proteinu ir taip varijuoti savo visą mitybos racioną. Ir tada jūs sėkmingai žinote, ką valgyti vakarienį, kad pasiektumėte savo įsikeltus tikslus. Kitas dalykas, jeigu suvalgys vakarienį, dar šiek tiek norite kažko užvalgyti, tai vėlgi tai gali būti paprastas užkandis, kuris nepakenks miego kokybei, tai galėtų būti vėlgi ten 150 gramų obuolių, ar 30 gramų riešutų, ar vėlgi varškės pakelis, jogurto pakelis, baltyminis kokteilis, 50 gramų sūrio, iki 100 galima gramų, tai tarkim koks nors džiugo sūris. Ir vėlgi toks maistas padeda gauti baltymų, numalšina alkį prieš patį miegą, kad nejaustume labai ir padeda jūsų figūrai. Tai aš ką dažniausiai valgau, tai aš dažniausiai valgau graikišką jogurtą prieš miegą vakarienį, tada kartais irgi vėlgi renkuosi tą patį sūrį, kartais išgeriu baltyminį kokteilį. Anksčiau valgydavau varškę su uogomis, dabar kažkaip nebelabai valgau varškės, o vakarienį tai dažniausiai būna ar tai bulvės su vištiena ar kokiu nors kumpiu, plus dar papildomos daržovės, ar makaronai su kiaušiniais ir pačia vištiena. Tai yra tik tokie mano patarimai, kurie dažniausiai veikia mano klientams ir imkite, naudokite ir džiaukitės pasiekiamais rezultatais. O toliau tai linkiu jums gražios likusios dienos. Jeigu jums reikia pagalbos siekiant susiplanuoti mitybą, kad žinotume viską, kaip reikia daryti, tai drąsiai galite kreiptis į mane asmeninę žinutę, padėsiu, pagelbėsiu, pasižiūrėsime jūsų individualią situaciją ir tada priimsime teisingus sprendimus, kad greičiau pasiektumėte savo liekėjimus tikslus. Tai iki kito karto, mielieji.